Papasakosiu pačią didžiausią ir dažniausią klaidą, kurią žmonės padaro, planuodami pirkti būstą su paskola. Būtinai paklausyk, kad išvengtum šios klaidos. Pati didžiausia ir dažniausia klaida, kai žmonės planuoja pirkti būstą su paskola, pirmą išsirenka būstą arba susitarė su brokeriu dėl būsto paieškos. Tokiu atveju žmonės susiranda savo svajonių būstą ir jau nori jame kuo greičiau apsigyventi. Brokeris suinteresuotas kuo greičiau sudaryti sandorį, todėl žmonės neturi pakankamai laiko įsivertinti savo finansinių galimybių. Tik radę būstą žmonės kreipiasi į bankus arba būsto paskolų konsultantus. Bet pradžioje žmogus visada turi pasitikrinti savo finansinės galimybės. Užsiregistruoti į konsultaciją pas konsultantą arba užpildyti paraišką savo namų banke, kad gautų bent jau preliminarų pasiūlymą ir tik tada ieškoti būsto ir brokerių. Per mano ilgą konsultavimo karjerą tai dažniausiai pasitaikanti klaida, kurią kartais ištaisyti būna tiesiog neįmanoma ir klientai praranda sumokėtus rankpinigius. Taigi pirmą pasitikrink savo finansinės galimybės ir tik vėliau ieškok būsto. Aš tau